Sveiki, aš esu Deimantas Bražiūnas, man 17 metų, aš mokausi Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centre Vilniuje, atvažiavau čia parodyti gestų kalbos grožį ir atskleisti per šią kalbą savo pozityvumą. Deimantas į Lietuvos talentus atvyko ne vienas. Greta gausi palaikymo komanda ir 2 gestų kalbos vertėjai – Andželika Teresė ir Artūras. Taip, aš gimiau kurčias. Mano brolis, sesuo jį girdinti, bet aš nežinau, kodėl aš gimiau kurčias. Deimantas su seserimi gyvena globos namuose. Taip jau nutiko, kad tėvai neaugino savo vaikų. Bet galbūt tik todėl Deimantas kurčiųjų mokykloje atrado teatrą ir muziką. Deimantas jau 5 metus ir dainuoja ir čia yra jo iniciatyva ir jo asmeninis noras dalyvauti šitame konkurse. Dainavimas, gestų kalba? Daina, gestų kalba, aš atliksiu dainą gestų kalba, nes man gestų kalba yra labai brangi. O kaip teisėjai turės suprasti tą dainą, pavyzdžiui? Na, aišku, tai galite suprasti, nes yra muzikos ir žodžiai dainos, o aš ją jaučiu būtent per ritmą, per vibraciją. Deimantas gimė visiškai kurčias ir ilgus metus gyveno absoliučioje tyloje. Tačiau pastaruoju metu jo ausyje aparačiukas, leidžiantis suvokti, kad pasaulis nėra visiškai tylus. Nors žodžiai jam tebeegzistuoja tik ištarti rankomis. Kils daugybė klausimų dėl pasirodymo. Dėl to norime palinkėti sėkmės, kad visi suprastų, ką nori pasakyti ir padainuoti. Labai ačiū, labai ačiū. Tu esi jau unikalus, išskirtinis ir mes tavim labai didžiuojamės. Nustebink juos visus. Labai gerai. Ar esi buvęs prieš tai scenoje ir stovėjęs prie žiūrovus? Ne, dar nebuvo, tai pirmas kartas. Nuo to tik įdomiau. Sėkmės tau. Sėkmės, sėkmės. Gerai, ačiū. Labas. Sveiki. Labas, Sveiki. kuo tu vardu? Aš esu Deimantas Bražiūnas. Jūsų čia daugiau nei vienas. Deimantai, ar tu negirdi mūsų? Taip, aš esu kurčias, bet naudoju dabar klausos aparatą, tai šiek tiek gaudausi. Ok. Kiek tau metų? Man 17 metų. Iš kur tu esi? Mokausi Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centre Vilniuje. Kuo tu nori tapti užaugęs? Na, iš tikrųjų, tai norėčiau rodyti gestų kalbos grožį, kokia jinai yra turtinga, nuostabi kalba. Dėl to galvoju būti aktoriumi ateityje. Ar su tuo susijęs ir tavo talentas? Tiesą sakant, taip, tai šiek tiek yra susijęs, nes ir šiandien aš irgi atliksiu dainą gestų kalba. Daina gestų kalba. Taip. Gerai, čia bus labai įdomu, broli. Mes esame pasiruošę. Varyk. Gerai. O dabar bus vienas iš įdomiausių pasirodymų, nes niekas negali suprasti. Neturiu žalio suvokimo, ko tikėtis. Love it when you just don't care. I love it when you dance like there's nobody there. So when it gets hard, don't be afraid. We don't care what them people say. I love it when you don't take no. I love it when you do what you want, 'cause you just said so. Let them all go home, we are late. We don't care what them people say. Visame pasaulyje, kurie negirdi, supranta, ką jis daro. You take your shot, it might be scary. Hearts are gonna break. We don't have the time to be sorry. So baby, be the love for the party. Come out tonight. There's no one standing in your way. Come out tonight. We don't care what them people say. We don't care what them people say. Deimantai, aš nežinau, mane aplanko dvilypiai jausmai.
jūs verčiat, ar ne? Ir aš galvoju, kad, kaip čia pasakyti, tu galėtum tai padaryti išraiškingiau, pats bandymas labai gražus ir gera idėja. Ir aš niekada nebuvau apie tokią susimąstęs, bet man atrodo, kad jeigu tu pridėtum daugiau šokio judesių, daugiau kūno kalbos ir viskas atrodytų plačiau ir energingiau, galbūt viskas atrodytų įdomiau. Todėl man sunku stipriai vertinti, bet labai dėkojam tau už tą kažkokį tai tvyrančią tavo ramybę ir gerumą, kurį tu spinduliuoji nuo scenos. Ir ačiū tau. Ačiū. Mane tiesiog užbūrė. Yra šokėjai tam, kurie gali čia raitytis, šokinėti ir daryti visokias pozicijas. Bet čia yra kitoks pasirodymas. Man jisai atrodo gilus, prasmingas ir stiprus. Ačiū. Deimantai, man irgi sunku vertinti. Iš vienos pusės man šiek tiek pritrūko tavo užtikrintumo scenoje. Man atrodė, kad tu jaudinėsi. Kai mes kalbame apie profesionalius pasirodymus, juose jaudulio nebūna matyti. Iš kitos pusės buvo gražu ir buvo gera į tave žiūrėti. Išsiaiškinkime komisijos nuomonę, Ineta. Aš sakau taip. Marijau? Ačiū Jums. Ačiū. O Deimantai, tas, ką reiškia čia yra? Plojimai. Plojimai. Čia plojimai, ar ne? Taip, kadangi kurtieji negirdi plojimų, kokie yra įprasti girdintiems žmonėms, tai mes plojame taip vizualiai. Supratau. Tai Deimantai tada dar kartą. Bet labai nepykant manęs, aš vis dėlto sakau ne. Deimantai, mes turime labai daug žmonių, kurie tau gali padėti su choreografija ir scenos judesiu. Man atrodo, tau jų prireiks kitame etape. Nes aš sakau taip, tu keliauji į kitą etapą. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū. Ačiū, tu keliauji į kitą etapą. Va taip. Visi. Ačiū. 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 Iš tikrųjų labai jaudinausi, nepaprastai širdis drebėjo, nežinojau, gal čia pavyks ar nepavyks, kaip čia viskas bus, bet labai džiaugiuosi, kad gavau 2 taip.